po Vilnių regioninį parką, prasėjusi apie 17 km. Bandysiu nufilmuoti pačias įdomiausias vietas. Pradedam. Tai yra gynybiniai bunkeriai, kurie buvo pastatyti okupavus Lenkams Lietuvą. Jie buvo skirti apsisaugoti nuo vokiečių. Mūsų šiandienos žygis iš tikrųjų ne apie įtvirtinimus, bet apie pasivaikščiojimą po kalvas. Ką mes ir darysim dabar? Kas sakė, kad Lietuvoje nėra kalnų? Dabar nežinau, į kurią pusę patrauks. Priėjau lietuvišką Duga. Panaši kaip Černobylį, tik truputį mažesnė. Dėkui šitiems lūpam, turim sparčiausią internetą. Dabar einam link Pučkorių atodangos. Pasižiūrėsim vaizdų tenai. Dabar eisim link Belmonto pramogų parko, bet miškais aišku, nes galiu eiti, tai visiškai jokio tolko. Čia yra patrankų liejyklos. Mes esam kažkur čia. Atėjome iki užtvankos. Tai mano tikslas yra pasiekti Tuputiškių serpantiną. Netikit? Žiūrėkit. Einam į kitą tašką, kurį Google'as rodo, kad verta pamatyti. Aikštelė, iš kurios matosi tikrai daug. Pučkorių atodanga. Pasiėmėm obuolių, taip kad iš bado nenumirtumėm. O jeigu reikia, galėtumėm apiplėšti pakeleivius, atimti pinigų ir toliau keliauti. No problem. Siubuoja šitas tiltas. Lieka 2 valandos iki darbo pradžios. Tikiuosi suspėsiu. Tik tai porą kilometrų nuo Vilniaus centro, bet jaučiuosi kaip giliausiam kaime. Ačiū, kad ėjot su manim. Jūsų tarnas. Bandysiu sugalvoti naujų maršrutų, montuoti video. Na ir viską paustint YouTube'ą, Facebook'ą. Tikiuosi jums bus įdomu ir bent kažkiek praskaidinus jūsų dieną. O dabar atsisveikinu ir iki pasimatymo.